Švento apaštalo Jokūbo atlaidams, kuri vyks paskutinį Liepos savaitgalį. Tai graži senųjų laikų tradicija atkurta Švėkšnos bendruomenės. Deja, šioje šventėje nebus paskutinės grafų Pliaterių dinastijos palikuonės, Laimės Felicijos Pliaterienės. Dėl pašlysios sveikatos grafienė jau 3 vasarą nebeatvyksta į Lietuvą. Tačiau per 200 Švėkšnos valdymo metų Pliaterių dinastijos nuopelnai miestelių kultūrai jo tradicijoms nėra pamiršti. Rengiant šią laidą apgailestavome, praleidę progą anksčiau susitikti su grafiene Laime Felicija Pliateriene ir iš jos pačios lūpų gauti autentišką interviu. Tad teko kreiptis į žmones, pažinojusius grafienę. O dabar apie tai, ką mums pavyko surinkti ruošiant šį pasakojimą. Turtinga ir įtakinga grafų Pliaterių giminė, kilus iš vakarų Vokietijos Vestfalijos žemių, valdžiusi daugybę dvarų Žemaitijoje ir Rytų Lietuvoje, fundavusi Šateikių, Švėkšnos, Vėbrių bei Vilniuje esančią misionierių ir kitų bažnyčių statybas, palikusi muziejams daugybę meno raštijos vertybių, po pusę šimtmečio sugrįžo į Lietuvą Švėkšnos miestelį. Pliaterių palikuonė grafienė Felicija Laimė Verešilkaitė, gyvenanti Vašingtone, išpildė Pliaterių giminiai duotą pažadą atkurti šiai dinastijai priklausiusius dvarus, puoselėti juose kaip ir anksčiau dvarų kultūrą, rūpintis giminės amžinojo poilsio vieta, išlikusiais kultūros paminklais, skleisti juose XIX amžiaus tradicijas. Pasipuošau su rūbais klevai, tu norėsi sugrįžt, bet tada, o šklevai per vėlai, tu norėsi sugrįžt, bet tada, o šklevai per vėlai. Kai mirė jos vyras ir iš Amerikos jis buvo parvežtas ir palaidotas prie bažnyčios šventorių, prie pamatų, kaip gerbiamas žmogus, todėl kad visa giminė, jau seneliai ir proseneliai visada prisidėdavo prie bažnyčios, prie mokyklos statybų ir prie liuteronų bažnyčiai ten davė žemės. Ir tai buvo pirmas jos atvykimas į Lietuvą ir jai buvo malonu sutikti, ar dar yra kas nors žmonių, kurie iš to laiko, kai jinai čia gyveno. Prieš prasidedant karui tikriausiai jinai buvo prancūzų kalbą, buvo studijavusi ir dirbo mokytoja. Ir jinai nuomojo butą, kuris priklausė Pliateriams. Ir jinai susipažino su Pliateriu, būtent kai jis atėjo vieną ar šeštadienį, ar sekmadienį, kartą mėnesį jis eidavo rinkdamas pinigus iš nuomininkų. Ir matyta, Laimė įkrito į akį. Tai buvo 1943 metai. Man tada buvo 5 metai. Mes su mama buvom nuėjusius į bažnyčią ir jau buvom bažnyčioje ir atėjo jaunieji grafai. Jie per parką eidavo tilteliu per kunigų zakrastį tiesiai į bažnyčią. Ten prie didžiojo altoriaus už tų užtvarų buvo tokia didelė klaupka su durelėm. Tas, kaip jie įėjo į bažnyčią, mama sako, žiūrėk, sak, jaunasis grafas ateis su savo jaunuoju žmona. Nu taip man įdomu jau ir aš žiūriu, vaikui 5 metų, ten grafs, ne grafs, pasak, taip žiūri, bet atminty išliko. Ten nuėjo į tą klauką, atidarė dureles, tas jaunas savo žmonį leido ten atsisėsti, o paskiau po mišių jau vėl jie išėjo. Taip ir kažkaip, ji buvo su tokia mėlyna suknė, o jis buvo su tamsiai pilku kostiumu. Ir taip kažkaip lyg nuotraukoje ir išliko atminty tas vaizdas.
Grafai Aleksandras Adomas ir Felicija Laimė buvo paskutiniai šios dinastijos palikuonys gyvenę Švėkšnos dvare. Artėjant vokiečių okupacijos metams nuo tremties bėgė į Vokietiją, vėliau ilgam įsikūrė Vašingtone. Kelios grafų Pliaterių kartos daugiau nei 200 metų valdė Švėkšnos ir Vilkėno dvarus. 1503 metais jau minimas Švėkšnos klebonas, 509 bažnyčia pirmoji pastatyta yra, o Pliateriai Švėkšnos dvarą nupirko 1766, tai yra daugiau kaip prieš 200 metų. Nu ir čia paskui jų buvo jau daug, tas dvaras buvo didžiulis, visas Švėkšnos valsčius, ir 820 metais buvo padalintas 4 sūnums. Tai atsirado čia Švėkšnos dvaras, už 2 kilometrų yra Vilkėno dvaras, Stemplių dvaras, kur Simonas Stanevičius gyveno, ir Gedminaičių dvaras, buvo 4 dvarai sūnums padalinti. Pliaterių valdymų laikais dvaro parke be gausybės reprezentacinių bei ūkinių pastatų stūksojo ponų namas, suręstas iš tvirto maumedžio, vadintas Palociumi. Deja, jį nugriovė praėjus keleriems metams po karo. Senieji Švėkšnos gyventojai pasakojo, jog tuomet dvare šeimininkavo ir jo interjerą kūrė Jurgis Felicijonas Pliateris. Beje, jis ir tėvas Adomas daugiausiai prisidėję prie dvaro Švėkšnos miestelio suklestėjimo. Senieji rūmai buvo uždabinti medžioklės trofėjais, įžymių dailininkų paveikslais, giminės portretais. Ir kaip man teta pasakodavo, kadangi jinai dirbo kambarinę, tai visus tuos baldus ir visus, tai žaliasis kambarys, tai raudonasis, tai čia Meška stovi su lėkšte, laukia svečių vestibiulį, kur ten vizitinis kortelis padeda. Svečių būdavo, tai iš Austrijos, tai iš Vokietijos, tai dar iš kur nors, kad mano teta vieną kartą vos nenukentėjo, nes virdavo kažkokį grogą. Ten tikriausiai reikėjo spiritų ir ko ten dar reikėjo, aš negaliu tiksliai pasakyti. Viskas buvo gerai, paskui tų grogų pritrūko. Ir pritrūko to gero spiritų, kur kaip sudėtinė dalis turėtų būti. O buvo gal kokias nors ar naminių to išvaryto, to, kaip čia vadinasi, samagono, kaip vadindavau. Ir aš nežinau priežasties, bet žodžiu, tas grogas išėjo toks, ne kaip turi būti, ir tas Austras, tasai medžiotojas ar kas pasijuto, nu aišku, jis irgi iš grafų buvo, todėl kad čia tokie Lankijos, jis pasijuto blogai, jis turėjo revolverį, pradėjo ieškoti tos mano tetos, kad nušausinai, man norėjo nunuodyti ir panašiai. Reikėjo įsprukti greitai į tą savo kumetyną, nes jau tas senas grafas pakuždėjo, tu tik dink greitai, sako, nes tas Austras yra labai blogai nusiteikęs. Nu, o jinai pabėgo. Švėkšnoje bei Vilkėno dvare buvo sukaupta didžiulė retų knygų ir spaudos leidinių kolekcija, kuri vokiečių okupacijos metais žuvo ugnies liepsnose. Adomas Pliateris buvo surinkęs įdomias Egipto meno bei numismatikos kolekcijas. Iki mūsų dienų išlikęs istorinis reliktas 1546 metų pergamentas, rastas užkastas dvaro daržinėje. Dabar dvaro parką puošia neorenesansiniai rūmai, vadinami Genovaitės vila, pastatyti Adomo Pliaterio jo žmonos Genojevos garbei. Dvarą paveldėjus Jurgiui Felicijonui ir vedus antros eilės pusseserę Janiną Mariją iš Vilkėno dvaro, Pliaterių turtai padvigubėjo. 1912 metais buvo iškeltos prašmatnios jaunųjų grafų vestuvės, į kurias iš visų kaimų buvo pakviesta po vieną atstovą. Ta garbė dažniausiai atitekdavo seniūnams. Išpuošta, iliuminuota visa ta gatvė nuo Švėkšnos iki Vilkėnų buvo žibintais, išpuošta ir o tie žmonės, kurie dalyvavo jau, ilgi stalai buvo sukalti ir kaip Vilniui, kaip karaliai tuokdavos, tai čia kažkas panašaus. Ir, žodžiu, visi turėjo, visiems tie puodeliai, iš kurių jie gėrė, ar arbatą, ar kavą, ar ką ten, visiems buvo dovanuota. Jurgis Pliateris, jos vyras, buvo caro laikais, caro armijos pulkininkas buvo, jis buvo, tarnavo Rusijos pasiuntinybei, Paryžiuje buvo karo atašė padėjėjas. Ir va, ten jis tarnaudamas, o čia Švėkšnos parką, 20 amžiaus pradžioje papuošė tos vazos, saulės laikrodis, skulptūros, pagal formas atsivežtas iš Paryžiaus buvo, reiškia, čia vietos meistro padaryti mažoji architektūra mūsų parko. Saulės laikrodis, kur yra, tai jis irgi parvežtas
pagal padarytas. Originalas iš tikrųjų jau yra Paryžiuje. Ir mes norėjom jį atstatyti, šitą saulės laikrodį. Tai sužinojom, kad Romoje, Borgesės viloje atseit yra šitas laikrodžio originalas. Nu, bet pasirodo, kad ne. Borgesė pasirodo buvo vedęs Napoleono seserį ir buvo dovanojęs Napoleonui apie 500 skulptūrų. Ir šitas laikrodžio originalas atsidūrė Paryžiuje prie Luvro. Žinoma, jis ten yra marmurinis, čia yra cementinis padarytas. Tai va. Bet laimė, kad Florencijoje buvo nuotraukos šito viso disko ir pagal tas nuotraukas pavyko tą saulės laikrodį atkurti. Jis dabar rodo laiką tik tai, kai saulė šviečia. Ponai šioje viloje išpuoštoje marmurinėmis kolonomis, freskomis, gipso lipdiniais priminėdavo garbingus svečius bei kitų dvarų valdytojus. Istorija liudija, jog čia svečiavos ir Petras Stolypinas, dirbęs caro vyriausybės ministrų pirmininku. Genovaitės viloje buvo puošni tik pokylių salė, ji restauruota prieš 8 metus grafienės Laimos Felicijos iniciatyva. Iš lubų žvelgianti deivė flora, šoniniuose plafonuose mūrai, neišliko tik puošnūs židiniai, kurių būta kiekviename kambaryje. Iš ikonografinių šaltinių ir likusių sienose nišų galima spręsti, kad salėje kabėjo paauksuoti Venecijos stiklo veidrodžiai. Kai jau vila buvo atrestauruota, tai pirmas buvo toks paveikslų parodėlė viena bus organizuota, o kitas renginys buvo Liuteronų bažnyčiai. Tai Norkutė kažkur jos tokia buvo mintis, kad ten reikia. Tai ten buvo toks muzikinis koncertas ir buvo iš giminaičių, iš Plėtelių giminės buvo. Nu kaip, ne tai garbiai, bet vilos atidarymo proga. Plėtelių dinastijos atstovai siekė saugoti lietuvybę, dalyvauti lietuvių tautos veikloje, kas tuo metu buvo nebūdinga daugeliui didikų. Spaudos draudimo metais rėmė knygnešius, gabenusius lietuvišką spaudą. Adomo Plėtelio karietos turinio caro valdžia taip ir neišdrįso patikrinti. Visų kartų Plėteliai kalbėjo lietuviškai, šiek tiek žemaitiška tarme. Grafienė Felicija Laimė, gyvendama Vašingtone, per daugybę metų taip pat nepamiršo lietuvių kalbos. Adomas Plėtelis buvo nusiteikęs prieš rusifikaciją taip, jog nedavė žemės cerkvės statybai Švėkšnoje. O dažnai besilankydamas caro rūmuose Peterburge išrūpino leidimą didingos katalikų šventovės statybai. Jie prisidėjo abudu. Šičia Švėkšnoje gyvenęs šitas Adomas Plėtelis ir jo pusbrolis Aleksandras iš šitą Vilkėnų dvaro. Pinigais davė. Ir be to visą miško medžiagą buvo 2 plytinės pastatytos, plytoms gaminti reikėjo tas plytas išdegti, tos medžiagos, kai įvertinta Švėkšnos bažnyčia 200 000 carinių rublių, tai Plėtelio įnašas maždaug 1/4, 205 000 rublių. Ir priskaičiuojantas, reiškia, yra ir miško medžiai, nes pinigais įdavė apie 14 000. O šitas pusbrolis Aleksandras 4 000 už didįjį altorių. Didysis altorius kainavo 8 000 rublių. Nu, carinis rublis būtų dabartiniais litais apie 60-70 litų. Ir aš bandžiau paskaičiuoti, kiek šitą mūsų bažnyčia verta. Dabar pagal auksų, tai 157 kg gryno auksų. Būtų 14 milijonų, žinoma, litais pavertus. 1919 metais Švėkšnoje buvo įsteigta progimnazija, o paskui 25 metais visas miestelis supleškėjo, sudegė. Ir va šitai gimnazijos rūmai, kurie stovi parke, yra pastatyti. Tai Plėtelis, šitas Jurgis,
dovanojo 2 hektarus parko. Ir šitame parko pakraštys tapili dabar mokyklos nuosavybė. Dovanojo 2 hektarus parko statyti gimnazijos rūmams. Jis buvo net šito gimnazija ir progimnazija buvo privatinis. Reiškia, jos rūpinė buvo laikomasis komitetas, kuris išlaikė. Jis kurį laiką buvo net pirmininkas šito laikomojo komiteto. Paskui buvo tėvų komiteto pirmininkas, kadangi jo sūnus čia mokėsi gimnazijoje. Kai vyko šitos gimnazijos rūmų pašventinimas, 1928-aisiais, kai buvo pastatyti, buvo atvažiavęs prezidentas Smetona, ministras, buvo daug svečių, tai buvo, reiškia, priimdavo šitos svečius ir Pleteris. Paskui tai pačioj gimnazijoje, tai buvo didelis iškilmės, buvo 28 metais. Neorenesansinio stiliaus grafų vila, neogotikinė įspūdingo dydžio raudonų plytų dvibokštė Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčia, Evangelikų liuteronų bažnyčia, sinagoga, mūrinis 2 arkų pėsčiųjų tiltas su po juo nutiestu unikaliu, vieninteliu tokiu viaduku visoje Lietuvoje. Čia pats tūkstantis prabangus Vilkėno dvaro rūmai su Belvederio bokštu, istorinė Saulės gimnazija, peizažinis Švėkšnos dvaro parkas, tai istorinio paveldo paminklai supantį Švėkšnos miestelį, įsikūrusi ties Šalnos ir Švėkšnalės upių sankirta vakarų Lietuvoje. Švėkšna tai vienintelis miestelis Lietuvoje, per šimtmečius išsaugojęs daugiau kaip 10 architektūrinio bei istorinio paveldo šedevrų. Jeigu ne grafai, jeigu ne dvarai Švėkšnos žemėje, tai turbūt jis būtų buvęs eilinis šiandien miestelis, kaip ir daugelį miestelių yra Lietuvoje. Dvarai, grafai davė Švėkšnai tos europietiškos kultūros. Ir šitą europietišką kultūrą aš džiaugiuosi, kad yra iš dalies išlikusi iki šių dienų. Stanevičius gyveno ir Miežinis, daktaras Biliūnas. Tai va, ir šitas turbūt kultūrinis toks paveldas ir dar iki šių dienų gan stiprus ir gyvas. Yra miestelis, yra dvaras, yra iš to dvaro eina kažkokios tai mados, ten visi puošniai apsirengę. Nu, tai tas mano tetas labai iš paskutinių, nors ir tuščių pilvų, bet visada stengiasi pasipuošti, kad tik jau nebūtų skirtumų. Šukuoseną pamėgdžiuodavau kaip grafienė, kasą susideda ir juos. Ir mano mama, kuri nebuvo nei vienos klasės baigus, nes turėjo visus vaikus auginti, pasisiuvo gimnazistiškų uniformų ir eidavo iššūti į gimnaziją. Nu, ką tai reiškia? Nu, tai reiškia, kad gimnazija, kad dvaras kažkokią tai įtaką turėjo. Šiemet miestelis minės nedidelį 510 metų jubiliejų, mat jubiliejiniai 500 metai buvo praleisti dėl istorinių metų dokumentuose neatitikties. Didžiausia miestelio šventė Švento Jokūbo atlaidai paskutinį Liepos savaitgalį. Tai tebesitęsianti graži tradicija nuo grafų Pleterių laikų. Švėkšniškiai mena Jokūbo atlaidų progą pasivaikščiojimus Pleterių dvaro parke. Jeigu kalbant apie dabartį Švėkšnos, turim šiokių tokių naujų tradicijų, vienkartinis metinis laikraštėlis Švėkšnos metai ir skaičiuojame, kiek Švėkšnai metų yra. Ir čia sudedami visi įvykiai, kas per metus vyko Švėkšnos bendruomenėje. Bet šitas metraštis yra skaičiuojamas nuo Jokūbo iki Jokūbo. Tai mes turim savo Oskarą. Įsteigė, tai yra Švento Jokūbo statulėlė. Šitą Švento Jokūbo statulėlė jau šiemet turbūt bus įteikta 14 asmeniui, kuris Švėkšnos bendruomeniai nusipelnęs yra kultūros srityje, bendruomeniškumo, sporto
ir per Jokūbo atlaidus, per miestelio šventę yra įteikiamas šitas skulptūrėlė. Atvažiuoja tūkstančiai grafų gerbėjų pabendrauti su Pliaterių palikuone Laimė Felicija, kurios iniciatyva ir lėšomis Klombuose priešais rūmus kasmet sužysta dvariškos rožės, tvenkinio salelė peizažinėme parke puošia atkurta antikinės deivės Dianos skulptūra, nušienaujami parkai, atkuriami grafų laikus menantys liepteliai ir visas miestelis tarsi nusimesdama šimtmečių dulkės atgyja. Deja, per šiuos vartus, kurie jungia dvarvietę su šventove, Gratienė bažnyčia buvo įžengusi prieš 3 metų. Bažnyčioje tebėra išsaugota fundatorių Pliaterių ložė. Bažnyčioje tebėra išsaugota fundatorių Pliaterių ložė. Energinga moteris. Energinga moteris. Jai viskas įdomu, jai visas įdomu. Trykšta toks džiaugsmas, kai jie vėl Lietuvoje, kai jie gali atvažiuoti į Lietuvą, padėti kažką. Tai. Bet jie visą laiką norėjo sugrįžti į Lietuvą, jos noras toks buvo ir... Labai stiprus noras, jis siuntė knygas, siuntė dokumentus, jie ilgai kalbindavom visą, kad jos noras labai didelis, bet jie niekaip prisirišti, tiek metų pragyventa ten, susigyventa su aplinka, su namai, visi prisiminimai, visas gyvenimas ten nugyventa, bet jie labai norėjo, jie jau pradėjo siųsti siuntinius, knygas, dokumentus jau į Lietuvą, jau jie ruošėsi. Ir jinai mylėjo tą gamtą, aš galvoju, ką čia ypatingo pas mums, jeigu nieko nėra, jau tu tiek pasaulį mačiusi, galėjai gražesnių, ne, čia labai, ne, aš sakydavau, jūs dėlėt tikriausiai, jums taip, lyg tai gal taip ir nėra, ne, iš tikrųjų čia labai gražu. Anuos laikus, ką nors prisimenė, ką nors pasakojo? Jei buvo įdomu, jinai buvo, žinot, jauno žmogaus pasakojimą, jinai, jeigu tuotiesi buvo, kokių dar 30 metų neturėjo, jinai buvo, tai patriotizmą visada pabrėždavo, idealizmą, kad tuo metu jaunuomenė ar Švėkšnoj ir iš tikrųjų buvo visi patriotai. Ir čia draudėjai visokie buvo, tai pavasarininkai, tai ateitininkai, aš čia kai nuotraukai žiūriu senas, arba bažnyčiai kokį šventį būdą, arba išventinimas, bromai apvainikuota viskas. Ir, žodžiu, jinai paprasčiausiai norėjo sutikti iš jaunystės tų dienų. Nors Gratienė nebetvyksta į dvarą, tačiau pildant jos valią ir norą rūmai atviri visuomeniai. Seniūnija per vasarą čia surengė apie 4 renginius. Virš 10 istorinių dvaro pastatų. Ir jeigu tas visas turtas ateityje, kaip pasakau, pradės gyvuoti, ir Švėkšna turės kisti. Ir aš matau ateitis ne kažkokiai, sakykime, gamyklai pastatyti, ar kokiai stipriai žemės ūkio veiklai, bet daugiau aš matau tokį kaip turistinį, tokį poilsio, arba, sakykime, meno žmonių tokia vieta, kur būtų trauka. Nes protingai išnaudojant tą dvarų palikimą, kuris dabar yra Švėkšnoje, galima čia puikią padaryti vietą, puikų vakarų Lietuvos kampelį. Nors laikas nusinešė užmarštį miestelio šviesulių svarbias jų gyvenimo datas, įvykius, tačiau ir po kelių šimtmečių auganti karta iš istorikų lūpų, iš rengiamų atminimo vakarų, įgyvendinamų literatų projektų, sužino apie gyvendintus didikų Pliaterių darbus miesteliui, jo tradicijoms ir visai Lietuvos kultūrai. Mieli žiūrovai, štai ir prabėgo pusvalandis su mūsų istorinė laida Brydės.